Šitą galima gauti nuolaidą marškinėliams. Ką taip? Nuolaidą marškinėliams. Tai kad nežinokit. Kad, jie dabar 15 litrų kainuoja. 15 litrų dabar jie kainuoja ir man reikia, kad bent už 10 galėčiau čia pirkti. Kaip sakot? Marškinėliai kainuoja 15 litrų. Taip. O man reikia už 10. Tai kad žinokit, šiaip mes nedarom nuolaidų. Nei privačiai, niekaip. Niekaip, žinokit. Bet 15 litrų tai iš tiesų nedidelė suma. Nedidelė? Nežinau, nelabai. Nedidelė. Tai žinoma, o mes jums duodam puikius marškinėlius. Iš 15 litrų tai tikrai nemanau, kad nedidelė. Tai yra daug. 15 litrų nedidelė. 15 ir 10 yra. Čia yra 35% nuolaida. Ta prasme, tai, nežinau, tai pasitaupykit tas 5 litrus ir... O tai yra gal kokia akcija, žaidimas? Kaip sakot? Kokia akcija gal yra šiaip? Tai, ta prasme, jeigu jūs kalbate apie marškinėlius, kurių kaina 15 litrų, tai jau jie yra tikriausiai su akcija. Nemačiau. Yra už 9,90. Ai, o tai nuolaida gal galima? Tai jau už 9,90 kaip pirksit, kad nemanau, kad reikalinga ta nuolaida. Bet jie skurdus turbūt labai netokiai kokybiški kaip už 15, ar ne? Kokybiški lygiai taip pat, žinokit. O tai kodėl kaina? Todėl, kad yra senas sezonas, kurį mes išparduodame. O kaip jie atrodo už 9,90? O žinokit, tai yra didelis pasirinkimas. Gal ne toks, koks sezono pradžioj galėjo būti, bet iš tiesų yra iš ko pasirinkti. Kokie dydžiai? Tai va. Ačiū. O tai kokie dydžiai? Iki XL. Ai, o mano tai XL irgi? Aš nežinau, kad aš jūsų nemačiau, tai negaliu pasakyti jūsų dydžio. Ne, tai aš neklausiu, aš sakau mano XL. Tai jūs atvykit ir pasižiūrėsit. O tai čia Kaune taip galima irgi vietoje? Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, kur jums patogiau. Ai, aišku. Kaip tik dabar turiu 11 litrų, tai... Ko jūs juokėtės? Kai atvažiuosit autobusu. Ai, bet pro neturėsiu kaip grįžti. O tai už 9 litrus jau neparduotumėt? Kaip sakot? Už 9 litrus jau neparduotumėt? Žinokit, ta prasme, mes negalime dėrėtis. Yra kainos, kurios yra nustatytos ir mes negalime jų šiaip sau paimti ir pakeisti. Supratau, bet aš tada turiu 11 litrų, nusipirku marškinėlius, atvažiuoju litas, marškinėlį 9,90. Kuo už litą važiuosit? Autobusu, aš turiu studento pažymėjimą. Arba jūs galbūt palaukite iš tikrųjų kito mėnesio, kaip pasitaupykite daugiau tų litukų. Dabar nevažiuokit ir atvažiuosit pas mus tada, kada turėsit. Bet tai bus jau nupirkta, ne? O gal jau bus nupirkta tada? Ne, nebus, žinokit. O dabar naujas sezonas atvažiuoja, tai bus visko, žinokit. Vat kaip tik pavasarį atsinaujinti, atsišviežinti, bus, man atrodo, kaip tik puiku. Tai aš tada už tą atvažiuosiu pasižiūrėti. O kitą jau mėnesį gal turėsiu 20 litukų ir nusipirksiu. Pasižiūrėsim. Tai tada laukiam jūsų. Gerai, o gero. Viso, iki.